Pristatome Jums socialinį verslą. Aš esu Mindaugas Danys. Šitas pristatymas yra vykdomas įgyvendinant ES finansuojamą projektą iš Erasmus Plus programos. Projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą Baltijos jūros regione tarp socialinio verslumo organizacijų. Pradėjau domėtis socialiniu verslumu ir socialinėmis inovacijomis nuo 2009 metų ir kartu su kolegomis iš Pilietinės atsakomybės fondo įkūrėme kelias inovatyvias platformas skirtas padėti nevyriausybinėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, socialiniams verslams, labdaros ir paramos fondams. Viena iš tokių platformų, kurią sukūrėme, buvo pagalba-reklama.lt. Tai jinai buvo skirta talpinti nevyriausybinių organizacijų reklaminius skydelius online portaluose, naujienų portaluose, išnaudojant jau sukurtą ir komerciškai veikiančią reklaminių skydelių talpinimo sistemą. Kita platforma, kurią tuo pat metu irgi sukūrėme, buvo skirta surinkti ir perduoti nepasiturintiems atliekamus daiktus. Tai vadinasi pagalba-daiktais.lt. 2010 metais, besidomint socialiniam inovacijom, suradau internete informaciją apie coworkingą. Lietuviškai tai verčiu kaip bendradarbystė. Tai besidomint šitą sritim supratau, kad nieko panašaus Lietuvoje tuo metu nebuvo ir nusprendžiau atidaryti pirmąjį coworkingo arba bendradarbystės centrą Lietuvoje, Hub Vilnius. Tai ir pavyko padaryti 2010 metų spalio pabaigoje. Mes išsinuomavome patalpas Šiaurės miestelio technologijų parke ir įrengėme apie 30 darbo vietų. Coworkingo esmė, kad laisvai samdomi profesionalai vietoj to, kad dirbtų kavinėje ar namuose, susirenka coworkingo centre ir dirbdami to pačiu bendrauja, dalinasi informacija, ryšiais, užsakymais, būrėsi į komandas, kuria bendrus verslus. Tai džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie coworkingo plėtros Lietuvoje ir aišku prie sėkmės istorijų, kai jauni žmonės atėję į Hub Vilnius surasdavo palaikymą, surasdavo naujus verslo partnerius ir panašiai. 2013 metais ėmiausi dar vienos iniciatyvos, dar vienos socialinės inovacijos, tai yra bendruomeninio daržininkavimo miestuose arba tiesiog daržininkavimo miestuose. Vakarų šalyse, Didžiojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje, kur gimsta dauguma socialinių inovacijų, daržininkavimas mieste jau tampa norma, kadangi jo siekiama parodyti, jog galima išnaudoti apleistus sklypus, nenaudojamas vietas, įtraukti bendruomenę, edukuoti vaikus, moksleivius, parodyti, kaip daržas gali prisidėti prie aplinkos tausojimo ir panašiai. Tai yra daržininkavimas gali turėti daug skirtingų tikslų ir prisidėti prie daugybės gerų dalykų, teigiamų pokyčių mieste. Tai mes tą daržą sėkmingai plėtojam ir labai džiaugiuosi, kad daržininkai kad jie tapo socialiniais aktyvistais, kad jie pradėjo imtis naujų veiklų, organizuoti bendruomenės šventes, kaimynų dieną, restorano dieną, derlių šventę, kalėdų mugę ir taip toliau. Kaip matot, čia tik tai keletas pavyzdžių iš vakarų Europos ar JAV ir žmonės dalyvauja miesto daržininkavime, nes mato tame prasmę ir aišku, tuo pačiu visą laiką smagu nusiskinti savo užaugintą daržovę. Pastarosius porą metų aš kuruoju Facebook grupę Socialinis verslas ir socialinės inovacijos. Grupės tikslas yra skleisti
naujienas, dalintis informaciją, renginiais, diskutuoti socialinio verslumo klausimais, dalintis patarimais, padėti surasti bendraminčius naujoms iniciatyvoms, naujiems projektams. Dar viena iš sričių, kuri mane labai domina ir kurią po truputį plėtoju, tai irgi viena iš socialinių inovacijų, tai yra taktinis urbanizmas. Taktinis urbanizmas yra, gal nėra taip lengvai apibrėžiamas irgi terminas ir verčiamas į lietuvių kalbą, bet kalba eina apie tai, kad mes norime, kad miestiečiai, gyventojai įsitrauktų į viešosios erdvės pritaikymą, panaudojimą, planavimą, nebūtų pasyvūs stebėtojai, bet imtųsi veiklų, išnaudotų tą viešą erdvę, kurtų kažkokias tai socialinės, kultūrinės ar kitas iniciatyvas, jas įgyvendintų laikinas, ilgalaikės, minkštas ar infrastruktūrinės, galimybės labai plačios, nes ką aš pastebėjau, ar kas yra kaip ir įprasta, kad vis tiek tas žmonių susvetimėjimas ar nesuinteresuotumas viešą erdvę dažnai trukdo sukurti patrauklę, įdomią aplinką, kurioje visiems būtų malonu praleisti laiką. Čia keletas taktinių urbanizmo pavyzdžių, pavyzdžiui, burbuliatorius Vilniuje jau irgi kelinti metai vyksta vasarą, kiekvieną savaitę vakare į Lukiškių aikštę susirenka šimtai žmonių, šeimų su vaikais, suaugusių ir skirtingų amžiaus žmonių ir ką jie veikia, jie tiesiog pučia muilo burbulus. Bet tokiu pačiu, tuo pat būdu jie paskatina pakeisti požiūrį, pakeisti santykį su aplinka, sukuria visiškai naują kontekstą Lukiškių aikštėje, duoda impulsą galbūt kitoms veikloms, kitoms iniciatyvoms, sukuria daug teigiamų emocijų. Iš kur atsiranda socialinės inovacijos? Jos atsiranda todėl, kad keičiasi pasaulis, kad keičiasi jėgos santykis, kad individas tampa vis svarbesnis, kad informacinės technologijos leidžia mums veikti daug daugiau negu lig šiol, paskleisti savo žinutę, informaciją, surinkti lėšas, suburti bendraminčius. Tai irgi suteikia galimybę būti savarankiškesniems nuo valdžios, nuo kapitalo, nuo, sakykime, nežinau, organizuotų žmonių grupių. Ir ateityje šita tendencija tik tai stiprės. Tas reiškia, kad atsiras dar daugiau iniciatyvų ir išplis daug naujų idėjų, kurios remsis vieno žmogaus iniciatyva ir valia ir jos pritrauks kitus paskui save. Yra galvojama, kad viena iš kaip ir krypčių, kalbant apie pasaulio ekonomikos augimą, tokia, kad mes naikinam savo išteklius ir jie yra baigtiniai. Tačiau yra ir kitas požiūris, kad kasdieną randami nauji sprendimai. Pavyzdžiui, vien ko vertas perėjimas nuo iškastinės žaliavos energijai, naftos, dujų prie ar anglių, prie atsinaujinančios energijos, vėjo, lietaus, saulės energijos panaudojimo. Kasmet labai sparčiai auga saulės, vėjo, vandens energijos išteklių apimtis ir krenta saulės energijos kaštai. Tas reiškia, kad pasaulio ištekliai nėra, galima sakyti, baigtiniai, nes mes surandam naujus sprendimus. Kalbant apie žmonių elgseną, aišku, mes esam vartojimo vergai, tačiau yra aibė socialinių iniciatyvų, socialinių inovacijų, kurios skatina susimąstyti, sustoti, pagalvoti, pradėti mažiau vartoti. Naudoti daiktus ilgiau, naudoti perdirbtus produktus, prekes ir panašiai. Taigi, kas yra socialinė inovacija? Socialinė inovacija man tai yra socialinio verslo varikliukas, pagrindas, idėjinis toksai užtaisas, kur taip socialinis verslas įdarbina socialinės inovacijas, jas paverčia verslo modeliu. Bet esmė,
kalba eina apie netradicinių sprendimų pritaikymą, patirties iš vieno sektoriaus perkelimą į kitą. Ir mes taip pat manom, kad socialinė inovacija yra reikalingas informacinių technologijų efektyvus panaudojimas, tam, kad jos būtų sėkmingos ir plistų. Čia vienas iš socialinio verslo pavyzdžių Kopenhagoje. Socialinis verslas įrengė avilius, apmokė migrantus, bedarbius, benamius prižiūrėti bites, pats surenka medų ir tą medų perdirba į skirtingus produktus ir tokiu būdu generuoja pajamas, išnaudodamas pamirštą ar neišnaudotą išteklių, kad miestuose irgi galima rinkti medų ir ten žiedų yra daugiau ir jie gali augti, plėtotis ir tą galima išnaudoti. Tai yra neišnaudotas išteklis, kurį galima įdarbinti, tik taip pat reikia surasti tinkamą verslo modelį. Čia dar keletas nuotraukų iš bitininkų miestuose. Dar vienas įdomus socialinis verslas, kuris irgi apjungia savie keletą socialinių inovacijų. Studentė iš Detroito įkūrė šitą socialinį verslą, norėdama surasti būdą, kaip padėti benamiams, kad jie nešaltų gatvėje. Ir jinai sugalvojo, kad reikia pagaminti striukę, kuri gali pavirsti miegmaišiu. Tačiau nesustojo ties šią idėją, bet faktiškai įkūrė verslą, siuvyklą atidarė, jie irgi įdarbino moteris, kurios buvo prieš tai bedarbės, jas apmokė. Ir kas įdomu, kad žaliavai naudojo medžiagas, kurias gauna nemokamai iš automobilio fabriko, nes tai yra automobilio salono pamušalų likučiai. Taigi socialinis verslas, juo siekiama keleto tikslų, bet aišku svarbu, kad tai būtų siekiama socialinių problemų sprendimo. Čia dar viena įdomi socialinė inovacija. Mes žinom, kad pasaulyje milijardai žmonių gyvena ant skurdo ribos, žemiau skurdo ribos, uždirba po $1 į dieną. Bet vis tiek jiems irgi reikia įvairių paslaugų. Ir vokietis socialinis inovatorius sukūrė sprendimą, kaip galima būtų nebrangiai pagaminti akinius ir juos pritaikyti pagal kiekvieno konkretaus vartotojo poreikius. Ir tokį instrumentų rinkinį jau socialiniai verslininkai pradėjo gaminti, ražuoti ir platinti besivystančiose šalyse, kad vietiniai gyventojai, vietiniai verslininkai galėtų tuos akinius gaminti nesunkiai, priderinti, pritaikyti akinių reikalaujantiems žmonėms ir naudoti už minimalią kainą. Ir projektas vadinasi $1 akiniai. Prieš keletą metų, kai pradėjau domėtis socialiniu verslu, man didelį įspūdį paliko socialinis verslininkas iš Rygos, Fion Dobin. Jisai įkūrė socialinį verslą mamų. Ir pasiskolinau jo nuotrauką, jisai uždavė klausimą, kas tai yra. Visa salė pasakė, kad tai yra šalikas, bet klausė jisai, ar jūs pirktumėte tokį šaliką, kiek už jį mokėtumėte. Ir aišku, visi sakė, kad mes nenorim net dykai tokio šaliko imti. Tai buvo tokia paslėpta mintis ir prasmė, kad socialinis verslas turi gaminti tai, kas yra gera, kokybiška ir negali remtis vien tik tai apeliuodamas į moralinį kažkokį pranašumą, gailestį ir panašiai. Tai jis gamina šalikus, kurios parduoda už €80. Mohamed Yunus yra socialinio verslumo pradininkas pasaulyje irgi populiarintojas iš Bangladešo, sukūrė socialinio verslo principus. Tai socialinis verslas yra tarp nevyriausybinio sektoriaus ir pelno siekiančio sektoriaus. Jis turi didelį potencialą Lietuvoje ir mes galim tikrai augti, plėtotis ir burtis į verslus, padėti vieni kitiems. Lietuvoje veikia socialinio verslumo koncepcija prieš pernai metais parengta ir patvirtinta, kuri atveria kelius, bet aišku, dar ne visi klausimai yra išspręsti.
Jeigu ką domina, prašom kreiptis į mane ir aš suteiksiu jums informaciją ir pagalbą.